Sveiki atvykę į Intergeneraction Erasmus Plus projektą, finansuojamą Europos komisijos. Šiame epizode kalbėsime apie lanksčias darbo politikos priemonės, o ypatingą dėmesį skirsime tam, kaip kurti pasitikėjimą ir atskaitomybę lanksčiose darbo aplinkose bei kaip veiksmingai valdyti galimus skirtingų kartų ir lyčių konfliktus, kurie gali iškilti šiame procese. Būkime atviri, lankstus darbas yra čia pat šalia. Nesvarbu, ar kalbame apie mišrius modelius, visiškai nuotolinės pareigas ar prisitaikančias darbo valandas, lankstumas keičia pačią ėjimo į darbą prasmę. Tačiau kartu su šia laisve atsiranda ir subtili įtampa. Jeigu nematau tavęs dirbančio, kaip žinoti, kad tu dirbi? Tai vadinama pasitikėjimo spraga, kuris skirtingai veikia vadovus ir darbuotojus įvairiose kartose bei lytyse. Vyresnės kartos savo karjerą kūrusios struktūruotoje biuro aplinkoje dažnai sieja matomumą su produktyvumu. Jaunesni darbuotojai, užaugę skaitmeninėje erdvėje, linkę iš karto tikėtis autonomijos ir gali nuolatinę priežiūrą suvokti kaip nepasitikėjimą. Moteris, ypač dirbančios mamos, gali jausti papildomą spaudimą nuotoliu dirbant įrodyti savo produktyvumą. Taip dar labiau maitindamos senus lyčių stereotipus siejančius fizinį buvimą su atsidavimu darbui. Kai trūksta pasitikėjimo, įsivyrauja mikrovadyba. Vadovai gali pernelyg dažnai tikrinti, taip netyčia siųsdami žinutę, aš tavimi nepasitikiu. Darbuotojai, ypač tie, kurie priklauso nepakankamai atstovaujamoms ar istoriškai diskriminuotoms grupėms, gali patirti daugiau streso, perdegimą ar atsitraukti nuo darbo. O kas nutinka su atskaitomybe, kai lūkesčiai neaiškus, o veiklos vertinimo kriterijai migloti, žmonės gali pradėti abejoti savimi arba vieni kitais. Tokia nežinomybė gali supriešinti komandą, sukelti nuoskaudas ir konfliktus tiek tarp kartų, tiek tarp lyčių. Gera žinia ta, kad pasitikėjimo ir atskaitomybės kultūrą lanksčiose darbo aplinkose ne tik įmanoma sukurti, ji gali tapti transformuojančia jėga. Aiškus bendri tikslai leidžia komandoms susiderinti ir stiprina tarpusavio pasitikėjimą. Kai komandos kartu nusistato bendravimo, prieinamumo ir atsakymo taisyklės, visi žino, ko tikėtis, o bendradarbiavimas gerėja. Rezultatais grįsta vadyba, dėmesio sutelkimas į pasiekimus, o ne darbo valandas išlygina sąlygas, ypač tiems, kurie dirba dalį laiko, turi globos pareigų ar renkasi kitokį darbo stilių. Be tikslingų pastangų kurti pasitikėjimą ir atskaitomybę organizacijos rizikuoja. Aukštos kvalifikacijos darbuotojai gali išeiti, jei jaučiasi stebimi, neįvertinti ar nepatikimi. Lyčių šališkumas gali gilėti, jei lanksčiai dirbantys žmonės, dažnai moteris, bus laikomi mažiau įsitraukusiais ar ambicingais. Kartų nesusikalbėjimas gali silpninti komandos darną, jei nebus sprendžiamos nuostatos apie darbo etiką, prieinamumą ar lojalumą. Galiausiai krenta produktyvumas, o įtrauktis nukenčia. Tas ką galime padaryti? Viskas prasideda nuo aiškių lūkesčių nustatymo, tikslus, užduotis ir terminus apibrėžiant kartu. Perėjimas nuo dėmesio buvimui prie dėmesio rezultatams padeda klausimą, ar esi prisijungęs, pakeisti klausimu, ar užduotis atlikta kokybiškai. Įtraukus individualus susitikimas akis į akį tampa būtinas ne kontroliai, o palaikymui, ypač tiems, kurie dėl globos ar nestandartinio darbo grafiko yra mažiau matomi. Stebėjimo technologijos, nors ir viliojančios, dažnai pakenkia pasitikėjimui, o įgalinimas per aiškumą ir pagarbą pasiteisina daug labiau. Ir bene svarbiausia, vadovus būtina mokyti atpažinti nesąmoningą šališkumą, ypač susijusi su amžiumi, lytimi ir lanksčiu darbu, kad vertinimai būtų teisingi ir nešališki. Iš esmės, lankstumas tai ne tik klausimas, kur dirbame, bet ir kaip dirbame kartu. Pasitikėjimo ir atskaitomybės kūrimas lanksčiose darbo aplinkose reikalauja tikslingumo, skaidrumo ir stipraus įsipareigojimo įtraukčiai.
Jei tai daroma gerai, kiekvienas komandos narys, nepriklausomai nuo kartos ar lyties, gali dirbti geriausiai, jaustis gerbiamas ir klestėti. Šiandien tiek. Ačiū, kad klausėtės mūsų Intergender Action tinklalaidės. Primename, jei norite toliau mokytis apie skirtingų kartų ir lyčių įvairovę bei įtraukti, apsilankykite mūsų oficialioje svetainėje intergenderaction.eu ir sekite mus socialiniuose tinkluose. Finansuojama ES. Pateikiamos nuomonės ir požiūriai yra tik autorių ir nebūtinai atspindi ES ar agentūros Erasmus+, France Education Formation poziciją. ES skirianti institucija nėra atsakinga už pateiktą turinį. Šis darbas yra licencijuotas pagal Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International licenciją. Norėdami peržiūrėti licenzijos kopiją, apsilankykite creativecommons.org/licenses by SA/4.0. Logotipai į šią licenciją neįtraukiami.